Labą dieną. Čia tas matosi, ką aš matau? Jo, už nugaros. Aš labai nustebau, kai mane Paulius pakvietė į šitą renginį, nes jau kuris laikas šitoj sferoje negyvenu. Nors esu redaktorius, o tai reiškia tik tai raštininkas ir korektorius. Bet mūsų žurnalas iš esmės yra šviečiamasis pramoginis per brūkšnelį, kirtis ant pirmojo žodžio iš šitų dviejų žodžių. Ir analitikoje, tyriamoji žurnalistikoje mes nelabai dalyvaujam ir aš esu visiškai laimingas dėl to, nes manau, kad per 15 metų mūsų problemos buvo tiek giliai įvarytos, kad dabar jas galima spręsti tik tai kokių poros šimtmečių darbo nuosekliai šviečiant įvairių socialinių grupių žmonės. Mano atveju tai yra verslininkai, nes žurnalas skaito pakankamai didelė dalis tų mūsų gerbiamųjų, reiškia elito atstovų, kurie tik pusę sudaro iš maždaug visų tų A lygio žmonių, kuriuos matyti ir turėtų apklausinėti sociologai. Mes ruošiame su Rūta atskirai, bet aš niekiek nesistebiu, kad, ta prasme, ne kartu, bet aš niekiek nesistebiu, kad išvados mūsų yra griežtai panašios. Galbūt tik tai aš tiesą, kai nesupratau, ko mane čia pakvietė, tai paskui pagalvojau, o kodėlgi ne? Kodėlgi nepamaščius apie tai, apie ką kažkada prieš 10 metų mąstei iš naujo, pasižiūrėjus į šitą ūkį. Ir tiesą sakant, nieko naujo aš čia neišradau ir dar turiu labai atsiprašyti, žurnalas išvažiuoja to į spaustuvę, tai aš čia taip lakstysiu maždaug. Atlėkiau ir išlėksiu vėl. Aš kaip visada truputėlį provokuoju, sakydamas, kad jos visiškai nėra, nes iš tikrųjų Lietuvoje yra visko. Yra net ir Juozapinės kalnas Lietuvoje. Ir yra tyriamoji žiniasklaida, bet, kaip sakė teisingai, du įžymus žmonės, Liudvikas Wittgensteinas, austrų filosofas, ir Rūta Grinevičiūtė iš LNK, paskutinės instancijos, reikia iš pradžių susitarti dėl terminų, tada daug paprasčiau būna ginčytis, o kartais pasirodo, kad ginčytis ir nebereikia iš viso. Nes jau pačiam žodį tyrimas yra šiokia tokia dviprasmybė. Viena vertus tai gali būti ikiteisminis tyrimas, detektyvų darbas, ir tai labiausiai skamba angliškai, investigative journalism. Ir tai gali būti mokslinis tyrimas, kas paradoksalu britaniškam variante, tai paradoksalu tai, kad jie investigative terminą taiko daugiau tam, kas yra mokslinis tyrimas. Ir nors iš esmės mąstymo logika ir procesas yra iš esmės tapatus ir vienu ir kitu atveju, ta prasme iškeliama hipotezė ir ieškoma atsakymų, bet ir vienu ir kitu atveju yra šiokių tokių skirtumų. Ir pirmasis, man atrodo, skirtumas yra tyriančiojo žmogaus santykio su medžiaga laipsnis, aktyvumo laipsnis. Vienu atveju tu turi lavoną ir turi nustatyti, kas jį nužudė. Ta prasme yra reakcija į įvykį. Kitu atveju lavono lyg ir nėra, bet galbūt jis bus po 20 metų, nes kaip tik šiuo metu chemijos kombinatas galbūt kažką daro tenai ant to krantelio, bet tada tu turi dirbti daugiau mokslinį metodą, iškelti hipotezę, ją tikrinti, stebėti, rinkti statistinius duomenis ir padaryti iš to kažkokias išvadas, pateikti teoriją. Tai štai šitas antrasis žanras normaliuose auditorijose ir yra vadinamas tyriamoji žurnalistika. O tas pirmasis žanras, aš jį vadinčiau intervencinė žurnalistika. Kai yra reaguojama į kažkokius dalykus ir kai yra sprendžiamos ad hoc šitos problemos, kurios yra dabar. Kokios naudos bus iš tyriamosios žurnalistikos, dar toli gražu nežinia. Ir ar jos bus iš viso. Pirmoji turi senas ir gilias tradicijas ne tik vakaruose, bet ir tarybinėje sistemoje, sovietinėje, tik tiek, kad buvo viskas žiauriai iškreipta taip laikais. Ta prasme, tai buvo iš esmės parodija tos detektyvinės, tyriamosios, intervencinės žurnalistikos. Jūs pakankamai jauni, kad neatsimintumėt tiesos arba vakarinio naujienų, bet ten būdavo laiškas pakvietė kelionėn ir pasakojimas apie kokį nors blogą sandėlininką, kuris netaip deda butelius. Ir tada būdavo žurnalisto tekstas, paprastai dažnokai jis vadindavosi feljetonas, bemaž pamirštas žanras šiais laikais Lietuvoje. Ir baigdavosi visas reikalas
reakcija centro komiteto, ministerijos, Gosplano arba panašiai. Ir vakarinėse naujienose tai vadinasi šluotojai, atrodo, verpetai yra tylai. Laikraštis parašė, kaip reaguota, buvo tiesoje arba komjaunimo tiesoje, dabar jau tiksliai neatsimenu. Iš esmės šitie laikraščiai, jie niekur nedingo. Ir jie iš esmės tebedirba tais pačiais principais, tik tiek. Ir labai dažnai, pavyzdžiui, feljetono daugybę bruožų galima išvelgti dviejų pagrindinių dienraščių vedamuosius. Ir kuo toliau, tuo labiau. Arba kai kurių iškilių komentatorių komentaruose. Kas yra smagu, kad žanras nemirė, tik nesmagu, kad tas žanras maskuojasi kaip kažkokia tiesa. Rūta sako šališka, o vienas kitas komentatorius iš pagrindinių dienraščių sako, kad jis yra visiškai objektyvus, nelyg koks dievas. Iš esmės tai veikia taip, kad žurnalistui pranešama apie ką nors blogo, žurnalistas išryškina tai, išviešina ir nugali. Tais laikais nugalėdavo centro komitetas paprastai visą tą blogį. Dabar, kadangi visiems į viską nusispjauti, nėra centro komiteto, teisėsauga dairosi nežinai ką, ypač generalinė prokuratūra, kurią aš neatsimenu per savo visą gyvenimą, baigiu pasenti, kad jinai reaguotų į tai, kas yra viešasis interesas ir pati nespardoma pradėtų kokią nors bylą kam nors kelti. Taigi lieka vienintelis žurnalistas, kuris tą blogį lyg ir turėtų nugalėti ir išspręsti visas problemas. Dėl ko ties juo ir kryžiuojasi visokie interesų laukai. Tyriamoji žurnalistika labiau primena mokslinį procesą, tą tikroji, vakarietišką. Suformuluojama hipotezė, čia padariau korektūros klaidą kaip korektorius, aišku, atliekami eksperimentai ir išvedama teorija. Sakykime, gali būti iškeltos tokios hipotezės, kad naftos kainos paklausa ir pasiūla neveikia, kaina priklauso nuo Saudo Arabijos strateginių tikslų ir tik tai, norės nuleis, norės pakels, norės padarys, ką nori, kaip 85-ais nuleido iki 10 ir sugriovė Tarybų sąjungą po to, kai jinai įvažiavo į Afganistaną. Lietuvos energetikos ūkio koncentravimas naudingas tik tam tikrai grupiai žmonių. Čia yra hipotezė, kurią štai jau 1,5 metų įrodinėja dalis Lietuvos žiniasklaidos, kita dalis įrodinėja, kad ne, naudingas visai tėvyniai tas koncentravimas. Viena iš klasikinių, jau ten galėčiau sakyti, tyriamųjų istorijų buvo Mažeikių naftos pardavimas Viljams ir iečių laužimas ties tuo, ir autorė sėdi čia tos istorijos, kuri vėliau pavirto knyga. Beje, vienas iš kriterijų, kaip galima atskirti tyriamosios žurnalistikos darbą nuo intervencijos darbą, tai, kad tyriamosios žurnalistikos darbai labai nesunkiai paskui transformuojasi į ką nors fundamentalesnio ir ilgiau išliekančio, pavyzdžiui, knygą arba dokumentinį filmą, tokį kaip Zeitgeist arba panašiai. Gali būti hipotezė Nicolas Sarkozy išskirtinė pozicija finansų sistemoje dėl to, kad jis yra susijęs su Rothschildais. Čia reikia tirti, sėdėti, ieškoti, kaip susijęs, kur pietauja, su kuo pietauja, ką jo brangioji, kada veikia, būdama modeliu. Tokia tyriamoji žurnalistika Lietuvoje iš tikrųjų labai retai viešnia. Kodėl yra taip, kaip yra, kodėl jinai reta? Na, pirmiausiai, aišku, dėl to, kad šita kalba, kurią aš dabar šneku, šneka pasaulyje, gali bandyti šnekėti pasaulyje kokie 4,5 milijono žmonių, gali bandyti skaityti turbūt kokie 2,5 milijono žmonių, skaito gerai, jeigu 0,5 milijono. Ir tai yra viskas tuo pasakyta. Dėl to, kad Lietuvoje turbūt nėra nei vienos žiniasklaidos priemonė, kuri galėtų džiaugtis, kaip koks Reader's Digest arba National Geography, galėtų džiaugtis pajamom iš pardavimų. Viskas ateina arba iš reklamos, arba iš paslėptos reklamos. Visos pajamos ir tik tai. Nes pagrindinė valiuta, kurią mes turime, yra laikas ir iš jo išvestiniai dalykai yra pinigai ir žmonės. Arba atvirkščiai, galima už pinigus pirkti laiką. Išteklių tyriamai žurnalistikai reikia labai daug. Ideali komanda galėtų atrodyti šitaip.